Žodžiu, geležinkelio stotis ir vyrukas dar bėgiais bando bėgti paskui traukinį, tai mojuoja rankom ir taip jau niekur nespėja. Taip. Stoties darbuotojas toks, kur per bėgius daužo, sako, tai ką, bėgi į traukinį pavėlavai. Tai ne, traukinį iš stoties išvarinėjau. Baido. Taip, geras. Parduotuvė, žmogelis matuojasi batus, pardavėja prieina ir klausia. Geri? Tyliu ir galvoju. Negi taip matosi. Geri. Geri? Panevėžy čia gal kažkur aukštaitijai labiau, ar ne? Geras. O išgert, ką nors yra? Vandens. O stipriau? Ledo. Tikrai stipriau. Šiek tiek. Geras. Ledų per dantis. Šitas labai geras. Mielasis, sakyk, o kodėl tu taip ilgai nužiūrinėjai mūsų santokos liudijimą? Ką tu ten tikėsi pamatyti? Žinok, ieškau galiojimo laiko. Datos. Žmonės, kurie ryte daro mankštą, miršta, sako, 1000 kartų rečiau nei likusieji. Tiesiog likusių yra 1000 kartų mažiau irgi. Geras. Mažas toks mažiukas, krokodiliukas klausė savo mamos. Mamytė, o kur mano tėvelis? Kodėl aš jo taip senai nemačiau? Žinok, tėvelis tavo, didis žmogus, dirba ambasadoj. Išdidžiai išrėšė mama. Oho, sako mamytė, o tai ko jis ten dirba? Krokodiliukas ir ambasadoj. Na, tėvelis tavo diplomatas. Kažkur lyg tai buvo girdėjęs lyg ir vaikiškas, bet geras. Eina vyras gatve, ramiai taip pavasarėjo viskas, eina ir priešais graži jauna panelė. Taip eina, žiūri, jis galvoja, o, jeigu mano žmona tokias kojas turėtų. Toliau eina, dar vienu, tai žinai, visos pavasarį, nuostabios, eina ir galvoja, o, jeigu mano žmona, sako, tokia krūtinė turėtų. Pareina namo, reiškia, eina į vidų, žmona kažką virtuviai triūsė. Tai pasižiūrė, sako, žinai, sako, lembačkiai, grįžinėjau iš darbo pėsčiomis, visą kelią apie tave galvojau. Geras. Komplimentas, prašau. Dar vienas panašus į temą. Ne džinsai. Ne džinsai daro tavo užpakalį storesnių, pagalvojo vaikinas, nusivedė savo draugę į restoraną.